Kaip matote, esame miške, Dagnė yra su slidėmis. Algirdas yra ant kojų, nes nemoka slidinėti. Išvežėme ir išvažiavome tokį mažą žygelį pasidaryti. Pagalvojau, pafilmuosiu gražų baltą mišką, netaip dažnai pasitaiko Lietuvoje. Ir tuo pačiu galėsime pasikalbėti apie tai, kaip juda reikalai su mūsų Islandija, paklydę dykumoje. Su dangteliais. Tai sunkiau kiek. Niekur nėra gerai, pas mus Vilniuje nėra kultūros čia slidinėjimo. Va, matot, kad padaro tais keturračiais, mašinom, pėsčiom ir nėra kaip. Vingio parkų gal dar ten dabar yra kokie tai ratukai. Nu, pasirodo, ir Lietuvoje galima randomus susipažinti su žmonėmis. Čia toks slidininkas vis važiavo ratais. Važiavo, dabar va kaip tik buvom truputį sustoję, jis irgi sustojo pasikalbėti. Sakė, jisai tai sportininkas. Taip, ir jo vardas Kazys, tai jeigu kas nors pažįstat Kazį, tai perduokit linkėjimus nuo Špikio. Tai va, tai Dagnė sutepė slides, dabar jau sakė, nu jau eis, jau turėtų skrist, tai nežinau, iki Islandijos tiesiai. Gal ir neblogai būtų įdomu, per kiek laiko nučiuožti iki Islandijos išeiti. Nu, neįskaitant, kad reikėtų praplaukti kai kurią dalį, bet... Labai reiktų ten pro tą šiaurės pusę varyti. Bet šiaip iš tikrųjų pagalvojau įdomu, kas važinėjat lygumų slidėm, parašykit komentarą, nes bent jau mano bendraminčių būry, tai ne tiek ir daug tų žmonių, kurie važinėtų lyguminiam slidėm. Tai va, gal bus proga kažkur į miškelį, Algirdas filmuoja, mes šliuožiam. Jeigu jums tiks mano greitis, nes aš toks visas jau kiaurai šlapias, Dagnė stoviniuoja. Taip jau būna, kai susirandi vyro operatorių, arba draugo operatorių ir irgi turi pakeisti. Kaip tau sekasi čiuožti? Gal sakyčiau, čiuožti sekasi neblogai, bet tempas tai labai lėtas, prisipažinsiu. Tai daug ir nebūsim nučiuožę. Bet šiaip smagu, sniegas nelimpa, slysta gerai. Tai tikrai galima labai maloniai praleisti laiką lauke. Čia, kai nenori gadinti slidininkam vėžės, tai brendi per sniegą. Turiu pasakyti, kad tikrai nelengva. Slydom ir atslydom. Varom.
Jums turbūt kilo klausimas, kodėl Dagnė slidinėjo su kuprinė ir 2 kažkokiais iešmais išlendusiais. Tai šiandienos planas buvo pabūti lauke, išsivirti arbatos ir pasimėgauti vaizdu. Tai karšta arbata jau neužilgo. Turim tokias kėdutes. Prisipažinsiu, kad apie jas sužinojau iš VUŽK klubo. Nes kai su jais pirmą kartą pasileidau Lietuvoje į slidžių žygį, nepamenu, ar tą kartą buvo su nakvynė ar be. Ir mes sustojom, užsikūrėm lauželį ir visi tik op ir sėdi. Ir aš stoviu ir žiūriu, pagalais, o man ką daryti. Nu, aš sąžiningai pastovėjau, po to ant slidžių atsisėdau. Tai va, jeigu ką, Dekatlonas, 5 eurai ir turi kėdę, ant kurios gali sėdėti, virti arbatą ir mėgautis vaizdu. Tobula. Tai va, ačiū VUŽK. Atkeliavome į vietelę, kurią jūs galėtumėt atsiminti, jeigu žiūrite mūsų jau kurį laiką. Nes čia kažkada tai irgi žiemą buvome atvarę, tą kartą aš berods buvau su Fiatu, ne? Taip. Tai jūs galėtumėt atsiminti šitą vietą iš to video, mes čia ragavome lietuviškų davinių pavadinimų Greinli. Žiūrėkit, ką turim. Net Algirdas nežino. Turim sausio mėnesį kalėdų senelį. Valgysim su arbata senelis, man palaikys šiandien kompaniją. Tai va, kol verda arbata, galime pasikalbėti apie artėjančią filmo premjerą. Dagne, ar tu lauki Islandijos filmo premjeros? Taip, laukiu Islandijos filmo premjeros. Bus labai įdomu pamatyti dideliame kino ekrane. Tai manau, kad bus labai gerai. Aišku, tikimės daug streso, nes nežinomybė, kiek susirinks žmonių ir panašiai. Aš tai tikiuosi ne daug streso, aš tikiuosi daug žiūrovų. Stresą aš ir taip žinau, kad jau bus. Tai jo netikėtis nereikia. Tai va, bet Dagne, ar Islandijoje žiūrovai sulauks sniego? Taip, Islandijoje sulauks žiūrovai sniego ir ten jau bus, tikrai bus. Na, jo nebus daug, bet šiek tiek bus. Dagne, ar žiūrovai sulauks Islandijoje minuso? Man atrodo, ar čia atsakymas taip. Tiesų sakus, nežinau, bet gali būt, apsimeskime vardan geresnio vlogo ir geresnės reklamos filmui, kad tikrai sulauks, bus labai šalta, bus labai baisu, mes būsime sustirę arti mirties. Dagne, jūs pamatysit, kaip Dagnė merdėdama šliauš per tą dykumą, žingsnis po žingsnio, vienas po kito ir jinai arba pasieks, arba nepasieks to galo, kol kas neaišku, intriga išlieka, žodžiu. Žiauriai geras filmas, labai greitai, labai laukiame ir lauksime jūsų jame. Virė vandenėlis. Žiūrėkit, kokį turi šaukštelį. Jis labai į mane panašus, nes aš būtent tais metais ir gimiau. Dagnė žiauriai gerus bairius šiandien skaldo. Išgirstumėt, numirtumėt. Aš labai tikiuosi, kad tikrai negirdėjau, nes būtų man gėda. Aš manau, kad geriausias kelionės akcentas būtų išsikviesti kalėdų senelį prie arbatos. Kalėdų senelį prie arbatos? Ne problema. Kalėdų senelis ateina pas mane. Kalėdų naktį tylė. Nežinau, kodėl mūsų tematika kalėdos, kai kalėdos buvo prieš mėnesį. Nekankink, seniai besmegeniai. Man tai, žinai, dabar kita daina atėjo į galvą. Nu. Sėdim, linguojam, dainuojam smagiai. Gal ir nebuvom išsiskyrę visai? Nežinau. Nežinau. Gera, kaip gera, gera, kaip gera. Sakyčiau, šitiek turėti draugų, bet kadangi esam dviese, tai... Ančių daug turim. Tai jo, šiuo momentu su filmu jau viskas yra pabaigta, filmas yra atiduotas kino teatrui. Tai belikę yra tik tai visokie platinimo rūpesčiai, kurie kaip visada išsitempia ir išsiplečia. Tikiuosi, kad trailerį visi pamatėte, nes turėjome totalų fiasko su juo.
Algirdas įkėlė, kadangi skubėjome, iš tikrųjų tai Aurimas Valujavičius yra kalčiausias dėl visko, nes jeigu ne jisai, aš būčiau pažiūrėjęs tą trailerį prieš keldamas, bet kadangi labai skubėjome jo premjerą, aš tiesiog įmečiau ir užskedžiulinau, kad išeitų, kada jam reikia išeiti. Grįžtam namo, laimingi, pasikrovė geros emocijos, nes žiauriai patiko Aurimo filmas. Grįžom vėlai, ten gal 11-12 jau nakties. Galvoju, nu reikia pažiūrėti, ką ten su traileriu, kas ten vyksta. Ir perskaitau piktą komentarą. Algirdas nemoka garso tvarkyti, vos girdisi. Galvoju, nu, 2 variantai, arba čiūčelą rašo, arba iš tikrųjų kažkas negerai. Reikia rašyti, reikia tikrinti. Patikrinu, akurat. Kažką ne to, man atrodo, tiesiog ne tą versiją įkėliau. Tai dar ten strimgalviais tryniau tą senąją versiją, nusikilino, manau, kad YouTube, tai jeigu jūs nematėt, kad jis išėjo, tai linkas kur nors čia atsiras. Tai va, tai kai pažiūrėsit, parašykit, ar traileris patiko, ar įkvėpė ir ar užmotivavo ateiti į filmą. Pabaigėme gerti arbatą, pabaigėme valgyti kalėdų senelį ir šliuošime namų link, o tada su jumis pasimatome filmo premjeroje. Sausio 31 dieną. Sausio 31 dieną Vilniuje, vasario 1 dieną Kaune, vasario 2 Klaipėdoje ir vasario 3 Šiauliuose. Labai jūsų lauksime, labai tikimės pamatyti visus ir kiekvienam paspausti ranką. Ne, jūs mums turit paspausti ranką, tai labai tikėsimės iš jūsų sulaukti paspaustos rankas. Ir ką, gero jums filmo ir ate.